Garbė Jėzui Kristui. Labai ačiū organizatoriams, kad pakvietė mane dalyvauti šitoje akcijoje. Ir aš savo pranešimą, kaip matot, skyriau teologiniai dorybei, vilties dorybei. Bet kol ruošiausi, pamaniau, kad mano pranešimas galėtų būti baigtas po kelių minučių, tiesiog nurodžius puikiausią tekstą, kalbantį apie krikščionišką viltį, tai popiežiaus Benedikto XVI enciklika Spe Salvi. Ja tikrai verta, svarbu, teisinga skaityti, studijuoti, gilintis į ją. Ir tai, ką čia pasakysiu, te bus pastabos šio teksto paraštėse arba šio teksto referavimas. Bet jei tai paragins leistis į Benedikto XVI enciklikos skaitymą, tai bus mano pranešimo sėkmė. Norėčiau Jums pasiūlyti 10 tezių, kurios, žinoma, neišsemia viso tematinio lauko, jis tikrai yra labai platus, bet gali suteikti aiškumo, norint pažinti krikščioniškos vilties tikrovę. Pradėkim nuo to, kas yra viltis. Bendriausia prasme, viltis yra būsimos tikrovės laukimas. Ir aš norėčiau iškart Jums pasiūlyti, o skaidrėse taip ir bus, fragmentus iš Benedikto XVI enciklikos Spe Salvi. Paskaitykime kartu. Žmogus turi daug mažesnių ar didesnių vilčių, skirtingais gyvenimo tarpsniais. Kartais gali atrodyti, kad viena šių vilčių jį pripildo visą ir jam kitokių vilčių nebereikia. Jaunystėje tai gali būti didelės visus lūkesčius patenkinančios meilės viltis, aukštesnių profesinių pareigų, vienos ar kitos tolesnį gyvenimą nulemenčios sėkmės viltis. Tačiau šioms viltims išsipildžius paaiškėja, jog šitai nebuvo visa. Išaiškėja, kad jam žmogui reikia visą pranokstančios vilties, kad jį patenkinti gali tik kažkas begalinis, kas visados bus nepalyginti daugiau, negu jis kada nors įstengs pasiekti. Šito teksto aiškėja, kad viltį galima skirstyti, kad viltis gali būti dvejopa. Ji gali būti prigimtinė, kitaip tariant, susijusi su įvairiais žemiškais poreikiais, rūpesčiais arba net negandomis. Ir ji gali būti visa pranokstanti. Tai visas negandas, visus rūpesčius ir poreikius. Tai išsipildymo viltis. Tai mūsų gyvenimo pilnatvės, tikro gyvenimo viltis. Pakalbėkime truputį apie ją. Kokia ji yra? Tiesą sakant, mes nelabai žinome, kas ta gyvenimo pilnatvė. Miglotai nuovoką turime, ilgesį, troškimą turime, bet aiškiai įvardinti ir aiškiai paaiškinti to nepajėgiame. Ir mes suteikiame šitam sunkiai nuvokiamam dalykui vardą amžinasis gyvenimas. Paskaitykime, ką popiežius Benediktas XVI bando, kaip jis bando nupasakoti lūkestį, ilgesį, troškimą, kuris mumise yra įdėtas. Jis pradžioje cituoja Šventojo Aurelijaus Augustino laišką, o paskui savo mintį plėtoja pats. Iš tiesų, mes ten norime vieno dalyko – laimingo gyvenimo. Niekur kitur ir nekeliaujama. Visada rūpi tik šitai. Pasakymų amžinasis gyvenimas mėginama tam nežinomam ir kartu žinomam dalykui suteikti vardą. Amžinybė nėra nepabaigiama kalendorinių dienų seka. Jie yra savotiška,
didžiausio išsipildymo akimirka, kai mus apriepia visuma, o mes visuma. Tai akimirka, kai panyrame į begalinės meilės vandenyną, į būties platybę, būnant tiesiog apimtam džiaugsmo. Jėzus Jono Evangelijoje sako, aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims. Tai pilnatviškas gyvenimas, kuriam niekas negresia. Čia to tikrojo gyvenimo aprašas. Mes jo nepažįstame, bet sykiu, tai labai svarbu, mes suprantame, kad jis turi egzistuoti. Ir antra, aiškiai suprantame, kad link jo esame kreipiami. O be to, kaip rašo popiežius, dėl amžinojo gyvenimo vilties galime pakelti dabartį. Dabartimi, net jei ji sunki, galime gyventi bei ją priimti. Būnant tikram ateitimi kaip pozityvia tikrovė, dabartis pasirodo esanti verta gyventi, tamsūs ateities vartai atveriami. Bet visa tai, ką iki šiol pasakiau ir ką iki šiol skaitėme popiežiaus enciklikoje, iš tikro tinka ne tik krikščioniui. Taip galėtų kalbėti bet kuris žmogus. Mūsų tema yra kita. Mes siekiame suprasti, ką reiškia būti vilties žmogumi esant krikščioniu. Ir įdomu tai, kad krikščionybės istorijoje susiformavo metafora, kuri laikoma pilniausiai aprašanti žmogaus prigimtį kaip pagrindas kalbėti apie vilties dorybę. Metafora yra parašyta skaidrės viršuje. Žmogus krikščioniškoje tradicijoje daugybę šimtmečių yra suprantamas kaip piligrimas, kaip keleivis, o jo gyvenimas kaip piligrimystė, kaip kelionė į išsipildymą. Žmogaus gyvenimas, rašo popiežius, reiškia buvimą pakeliui. Žmogus yra homo viator. Gyvenimas atrodo it plaukimas per dažnai tamsią ir audringą istorijos jūrą. Krikščionys išpažįsta, kad jie žemėje yra svečiai ir ateiviai. Jie trokšta ir ieško dangiškosios tėvynės. Jie neturi čia nuolatinio miesto, bet ieško būsimojo. Ir Dievas parengė jiems miestą. Labai gražiai skamba, bet žinot, ką visa tai reiškia? O tai reiškia gana skaudų ir tikrai nesavaime suprantama nemažai daliai šiandienos krikščionių tiesą, kad išsipildymo šioje žemėje žmogus negali pasiekti. Kad į išsipildymą šioje žemėje ir šiame gyvenime jis negali pretenduoti. Gyventi tai būti kelyje. Gyventi tai eiti tik tai amžinosios laimės ir amžinojo gyvenimo link. O šita laimė, išsipildymas, pilnatvė, pamatinio ilgesio ir troškimo patenkinimas gali būti tik tai po mirties. Ir ši tiesa ir ši įžvalga nėra savaime suprantama šiandien dideliai daliai krikščionių. Aš manau, kad iš dalies gal dėl to nusvyra rankos ir mes išeiname iš trasos, nebetesėdami savo ištikimybės pažadų įvairiose veiklose arba net ir pašaukime, dėl to, kad gyvename tikrovėje, kurios fonas nuolat aidi tiesa, kad žmogus turi būti sėkmingas, laimingas, išsipildęs šiame gyvenime. Neišvengiamai šitas bendrasis vakarų kultūros fonas krikščionis taip pat veikia ir dėl to, mano galva, pravartu ne tik šį kartą pasakyti, bet giliau įsimastyti į šią seną šimtmečių senumo metaforą. Žmogus yra tik pilgrimas. Ką tai reiškia? Paanalizuokim, ką reiškia būti pilgrimu. Tai yra tam tikra būsena dar ne. Dar ne. Visada dar ne.
Ir šitą būseną dar ne, mes išgyvename gana dažnai, net ir pačios didžiausios ir iškiliausios mūsų gyvenimo akimirkos galiausiai palieka tokį mažumėlį, tokį tuštumą su suvokimu, kad tai dar ne. Ir gali būti, kad laikui bėgant, vis patirdamas tą dar ne režimą, žmogus nuleidžia rankas ir netenka dvasios. Bet šis dar ne yra esmingas ir jisai fundamentaliai aprašo žmogaus krikščionio būseną ir buvį pasaulyje. Jam būdingi du dalykai. Šitam dar ne būdingi du dalykai. Pirma, pozityvus dalykas, kad jis rodo, jis koduoja, jis įtvirtina, jis atskleidžia žmoguje esančią kryptį į būtį, į išsipildymą, į turėjimą daugiau būties, į labiau buvimą. Ir antras negatyvus aspektas, kurį galima būtų vadinti neišsipildymu. Išsipildymo šioje žemiškoje tikrovėje nėra ir negali būti. Kodėl? Kodėl jo negali būti? Dėl dviejų priežasčių. Pirma, mes esame kūriniai. Savęs kaip kūrinio supratimas yra visas mokslas. Per mažai apie tai kalbama. Ką reiškia būti kūriniu? Būti kūriniu reiškia būti sukibus su nebūtimi. Reiškia pirma, būti sukurtam iš nieko. Tai nėra atsitiktinis dalykas. Tai nėra tiesiog gražus žodis, kad Dievas sukūrė tikrovę ex nihilo iš nieko. Kadangi esu kūrinys, nesu būtinai sukibęs su būtimi ir įbūtinimu ir savo būties išskleidimu. Mano buvimas yra laisvai, iš meilės man duota, man dovana. Yra pasakymas man būk ir kad tavo buvimas yra gera. Bet manęs galėjo ir nebūti. Aš kaip kūrinys nesu būtinas. Aš visiškai priklausau nuo savo būties davėjo. Bet pasakysite, na ir kas, o kodėl aš negaliu būti padovanotos būti, turėti tą padovanotą būtį ir išsipildyti šitame pasaulyje. Tada yra antroji priežastis, dėl ko negali būti išsipildymo. Jis susijęs su tuo, kad mes turime laisvą sprendimą. Laisvo sprendimo galią. Tai nuostabi galia iškelianti žmogų į draugo statusą Dievo akivaizdoje. Bet dėl šitos laisvo sprendimo galios mes galime savo paties sprendimu nugramzdinti save į nebūtį. Nuodėmė, jos esmė ir yra nusigręžimas į nebūtį. Ir dėl pirmųjų tėvų ir dėl mano paties laisvo sprendimo aš esu paženklintas nebūtimi, nuodėme. Ir aš esu laisvas, aš stoviu ant pasirinkimo platformos ir galiu gręžtis abiem kryptimis. Ir į būtį, ir į nebūtį. Ir aš neturiu užtikrinimo vienoj arba kitoj kryptyje. Kada baigėsi tas užtvirtinimas, kada įvyksta tas užtvirtinimas? Mirties momentu. Mirties momentas užanspauduoja išsipildymą arba neišsipildymą. Mirties momentu mano dar ne būsena pasibaigia. Mano dar ne būsena virsta arba jau, tai yra prisitvirtinimu prie amžinosios būties davėjo, arba absoliučiu ne, amžinojų pasmerkimu. Toks yra krikščionio suvokimas krikščionybės istorijoje ilgus šimtmečius. Jis yra piligrimas, jis yra dar ne būsenoje, jis juda išsipildymo linkme, bet niekada negali išsipildyti čia, nes jo laisvės galia nėra užtvirtinta. Taip kaip užtvirtinta angelo galia. Angelas taip pat užtvirtino, užanspaudavo savo būtį, apsisprendė, kas jis yra. Buvo labai trumpa akimirka, mes turime visą savo gyvenimą žemiškąjį ir mūsų laisvės galia yra kintanti ir mūsų kryptis kartais krypsta būties, kartais nebūties linkme. Geriau būtų ją lenkti būties linkme, nuolatos tam reikia kartais pastangos. O angelo akimirka ir buvo tas laikas, kada jis tą užanspaudavimą, tą įtvirtinimą, užtvirtinimą įgyvendino pats. Na ir ką dabar mes galime daryti su tuo? Koks mūsų santykis gali būti su ta mūsų piligrimystės kaip piligrimų būsena? Mūsų atsakymai į šitą tiesą apie mus, šitą
statusą mūsų, kaip laikinų būtybių, kaip keliaujančių būtybių? Atsakymai gali būti 3. Ir pats taikliausias, pats tinkamiausias atsakymas į tai yra žinoma amžinojo gyvenimo viltis. Be abejonės, tai yra adekvačiausias į šitą būvį atliepas iš žmogiškos prigimties. Bet galimi dar du variantai ir žmonės kartais pasirenka juos. Tie 2 variantai yra neviltis ir klaidinga viltis. Aptarsiu vieną ir kitą. Neviltis yra iš esmės kelio į išsipildymą paneigimas. Tai labai dramatiška situacija. Viena vertus žmogaus prigimtyje yra įdiegta ir įtvirtinta kryptis į būtį, į būtinimą vis pilnesnį, į išsipildymą kur? Dieve. Bet žmogus sąmoningai savo laisvą valią atmeta tokią galimybę. Ir be abejonės tai yra vidinė žmogaus drama, nes niekas neatšaukia prigimtinės žmogaus krypties. Žmogus negali pakeisti savo prigimties. Bet sykiu jo sąmoningas sprendimas daro savo darbą. Tai labai liūdna žmogaus gyvenimo linkmė. Ji iš sykio neprasideda, taip iš karto nenutinka. Priežastis, kada žmogus pasirenka tokį santykį su savo piligrimiška būkle, toji priežastis, ta pradžia yra vadinamoji akedija ida arba nuodėmė, priklauso nuo jos laipsnio. Akedija yra liūdesys ir vangumas, bet liūdesys ir vangumas kilęs iš to, ką aš pamačiau, koks aš esu. Tuoj netrukus paaiškinsiu. Kada žmogus pažįsta savyje, atpažįsta, kokiu laipsniu Dievas išaukštino jo prigimtį ir iki kokios būsenos potencialiai žmogus gali būti iškeltas, kad jam gali būti suteikta kokia dieviška būsena jam yra, kai žmogus suvokia tokį savo potencialą ir su tuo susijusią pareigą ir su tuo susijusią atsakomybę, žmogus netenka drąsos. Jisai sako, Dieve, palik mane ramybėje. Jis sako, aš nenoriu susitikti su Dievu ir būti toks didis, koks esu pašauktas būti. Jis bėga nuo Dievo. Tai tik pradžia ir šitai būklei augant, leidžiant šaknis į žmogiškąją prigimtį, galimas ir tas galutinis radikalus, sąmoningas atsisakymas išsipildyti, atsisakymas auginti savo būtį, atsisakymas išpildyti ją Dieve. Labai įdomus dalykas šventasis Paschasijaus Radberto pasakytas. Tokia graži sentencija. Jisai sako, neviltis neturi kojų ir negali eiti keliu, kuris yra Kristus. Neviltis neturi kojų ir negali eiti keliu, kuris yra Kristus. Spes lotyniškai yra viltis, o pes lotyniškai yra kojos. Kai nėra spes, nėra ir pes. Neviltis negali atvesti pas Kristų. Galima išjungti iš skaidrės. Klaidinga viltis yra dar vienas atsakas į piligrimišką žmogaus būklę. Tai klaidinga viltis arba klaidingas pasitikėjimas. Klaidinga viltis laikosi ant nuostatos, kad amžinasis gyvenimas jau yra duotas. Arba pats pasistengęs mažumėlę, aš jį laimėsiu. Klaidingos vilties žmogus, jis neturi jokios baimės. Vilties įtampos jokios jam nėra. Jis mano iš esmės, kad tikslas yra pasiektas, amžinasis gyvenimas jau duotas, nebent pačiam reikėtų pasistengti. Klaidingos vilties formos gali būti 3. Pavyzdžiui,
tokia pelagijoniška pirmoji forma gali būti, kuomet aš savo pastangomis, sukandęs dantis, pasieksiu išganimą ir stosiu tiesiai, išsitiesęs Dievo akivaizdoje ir Dievas man nieko negalės prikišti. Bet galimos ir tokios naivesnės truputėlį to paties pelagionizmo formos. Pavyzdžiui, kai žmogus sako, aš esu padorus, sąžiningas, atlieku savo pareigas, galėsiu drąsiai stoti Dievo akivaizdoje. Antroji forma to klaidingos vilties yra toksai, žinot, pseudoreliginis aktyvizmas, į kurį labai skeptiškai žvelgia mūsų didieji bažnyčios tėvai. Tai yra toks gyvenimo būdas, kai tikima, kad tūkstančiais pratybų galima garantuoti savo dangaus karalystę ir paskui taip pat drąsiai stoti prieš Dievą. Galiausiai trečias, sunkiausias gal erezija vadinamas ir nuodėmė prieš šventąją dvasią vadinamas klaidingos vilties. Dera pridurti dar kalbant apie klaidingą viltį, kad šios pozicijos šalininkai nepaiso dviejų dalykų, nepaiso dviejų tikrovės tiesų, kad amžinai gyvenimą pasiekti sunku, savo paties jėgomis jį pasiekti neįmanoma. Taigi atliepas į krikščionio kaip piligrimo statusą, krikščionio kaip piligrimo būklę, atliepas nėra nei teisingas atliepas, nėra nei neviltis, nei klaidinga viltis, o tik viltis amžinojų gyvenimo. Vienintelis teisingas atsakymas situacijai, kol žmogus gyvena kūne. Nuo to yra neatsiejama viešpaties baimė. Amžinojo gyvenimo vilties laikydamasis žmogus būtinai išgyvena ją. Atkreipkite dėmesį, šiuo požiūriu viešpaties baimė yra tikrai išminties pradžia, kaip skaitome Senajame testamente. Nes būtent viešpaties baimė rodo nuolat tiesą, kad amžinojo gyvenimo tikslas pasiekiamas, kad tai yra sunkus tikslas. Jis primena žmogui, kad nors žmogus yra nukreiptas į išsipildymą, jam nuolat gresia nebūties, galimybė nugrimsti į nebūtį. Ir galiausiai viešpaties baimė nuolat rodo, kad pats vienas be Dievo žmogus amžinojo gyvenimo nepasieks. Taigi, be Dievo amžinojo gyvenimo žmogus nepasiekia, bet krikščionybės mokymas apie viltį yra dar stipresnis. Dabar norėčiau jungti skaidres. Paskaitykime, ką rašo popiežius Benediktas XVI. Tas, kuris Dievo nepažįsta, gali turėti daug vilčių, bet galiausiai jis yra be vilties, be didelės visą gyvenimą remiančios vilties. Tikros visuose nusivylimuose žmogų palaikančios vilties pamatas gali būti tik Dievas. Ne koks nors Dievas, bet Dievas turintis žmogišką veidą ir mylėjęs mus iki galo, iki atliktą, kiekvieną atskirą žmogų ir žmoniją kaip visumą. Gyvenimas tikrąja šio žodžio prasme surandamas ne savyje ir ne savo išgalėmis. Tai santykis. O gyvenimas kaip visuma yra santykis su tuo, kuris yra gyvenimo versmė. Jei mus sieja santykis su tuo, kuris nemiršta, kuris pats yra gyvenimas ir meilė, tada esame gyvi, tada gyvename. Jei nesi Kristuje, neturi vilties. Šventas Aurelijus Augustinas ima aiškinti laiško romiečiams 8 skyriaus 24 eilutę, kur rašoma, lotyniškai tai skamba, spe salvi facti sumus. Mes esame išgelbėti viltimi. Ir Augustinas komentuoja, mūsų viltis yra Kristuje, nes jame išsipildė visa, ko vilėmės, pagal jo duotą pažadą. Kol kas dar nematome to, ko vilėmės, bet esame kūnas tos galvos, kurioje išsipildo tai, ko vilėmės.
Taigi viltis egzistuoja tik iš Kristaus, per Kristų ir Kristuje. Tai yra krikščioniškos teologijos mokymo apie viltį širdis. Dabar galima išjungti ekraną. Turiu galvoj skaidrės. Vadinasi, krikščionis vilties turėtų ieškoti santykyje su Kristumi. O jeigu ta santykio patirtis šlubuoja? Jeigu krikščionis skundžiasi ir santykio su Jėzumi, ir vilties stygiumi. Kas tada? Atsakymas yra toks. Viltis yra dorybė, o dorybė yra ugdoma. Bet dera padaryti pastabą. Viltis yra dorybė tik tada, kai ji yra teologinė dorybė. Nes prigimtinės viltys ir visi prigimtiniai lūkesčiai nėra jokios dorybės. Mes galime viltis, pavyzdžiui, to, kas objektyviai bloga. Tai tikrai nėra dorybė. O jeigu vilėmės regis gerų dalykų, aukštesnių profesinių pareigų, kokios nors sėkmės, draugo aplankymo ar net vidinių ir išorinių žaizdų užgijimo, išėjimo iš krizės, tai nėra dorybės. Dorybė yra žmogaus statydinimo būdas. Žmogaus tapimas tuo, kuo jis daugiausia gali būti pagal savo prigimtį. Iš esmės, jie yra įtvirtinimas žmoguje objektyvaus gėrio siekio pastovumo. Objektyvaus gėrio siekio pastovumo. Beje, labai įdomu, kad dorybė tobulina žmogų taip, kad jis pajėgus išgyventi vis didesnę palaimą. Kuo labiau dorybė tvirtina ir kelia žmogų, statydina jį, tuo žmogus giliau išgyvena laimę. O teologinė dorybė, tokias žinome tris – tikėjimą, viltį ir meilę – yra žmogaus prigimties išaukštinimas gerokai ją pranokstantis. Tai malonės kupinas dalyvavimas dieviškoje prigimtyje, žmogui pasiekiamas per Kristų. Tai yra aukščiausias žmogui įmanomas galėjimas būti. Taigi viltis yra malonės dovana. Ir tai yra antgamtinė dorybė. Ir vis dėlto ji gali būti ugdoma. Viltį savyje auginti ir sykiu santykį su Kristumi auginti galima dviem lygmenimis. Pradėkime nuo pirmojo žemesnio, nuo prigimties lygmens. Nes jūs puikiausiai žinote, kad žmogus ir Dievas yra bendra autoriai ir konkretaus žmogaus gyvenimo istorijos ir visos žmonijos istorijos. Bendra autoriai turi dirbti darniai, antraip nieko iš to bendro darbo nesigaus. Jeigu mano prigimtinė viltis, kuri susijusi su mano juslinė intelektinė sankloda, nukreipta į blogį, esant mano tokiai nuostatai, dieviškoji malonė, dieviškoji viltis negali manyje įsikurti, todėl kad randasi tam tikras prieštaravimas. Žmogus siekia objektyvaus blogio, o Dievas dovanoja galią gyventi dėl paties gėrio. Tai to prieštaravimo neturėtų būti. Žmogaus prigimtyje yra didžiulis potencialas, kuris atliepia Dievo šaukimui, Dievo kvietimui, Dievo valios linkmei. Tai tą dermę, tą darną tarp prigimtinio pasirinkimo, tarp prigimtinių vilčių ir lūkesčių ir dieviškos malonės ilgesio, dieviškos vilties nužengimo į prigimtį, tą galima užtikrinti štai tokiu būdu. Kalbant apie mūsų prigimtinį lygmenį, apie mūsų tą prigimtinį žmogaus piligrumo darne statusą, tame režime, kai mes keliaujame, mes link savo mažesnių ar didesnių tikslų, sprendžiame praktinius uždavinius įvairius, mes turime dvi prigimtinės dovanas, dvi prigimtinės sėklas, kurios mums labai pasitarnauja. Viena iš tų prigimtinių dovanų, labai svarbių prigimtiniai vilčiai ištobulinti, yra didžiadvasiškumas. Antroji yra nuolankumas. Tai dvi prigimtinės sėklos, tai dvi prigimtinės dovanos. Didžiadvasiškumas yra sielos veržimasis į tai, kas didinga. Žmogus yra didžiadvasis, jeigu jis turi drąsos siekti, kas didinga.
ir jai siekia būti didingų dalykų vertas. Kai žmogus pasitikė aukščiausiomis žmogaus prigimties galimybėmis, jis tada pakyla didžiadvasiškumo skrydžio. Aristotelis ir Tomas Akvinietis didžiadvasiškumą vadina visų dorybių perlu. Taigi didžiadvasiškumas išskleidžia sparnus prigimties lygmenyje ir siekia didžių dalykų. O antra sėkla ir antra prigimtinė dorybė yra nuolankumas, kuris atrodytų tam didžiadvasiškumui lyg ir prieštarauja, kokia priešingybė. Bet jis yra iš esmės saugiklis didžiadvasiškumas, kad jis nepakiltų per aukštai, kad nepasišautų įgyvendinti uždavinių, kurie yra nerealūs ir bus tiesiog paikas savo jėgų švaistimas. Nuolankumo saugikliškumas ir buvimas saugikliu plaukia iš to, kad nuolankumas yra aiškus suvokimas didžiulio atotrūkio tarp savęs, kūrinio ir Dievo. Tai yra matymas ir suvokimas, koks begalinis atstumas mūsų abu skiria. Ir šita tikrovė Viešpatie, kurią tu esi sukūręs ir kurios dėsnius tu geriausiai pažįsti ir pats ją vedi, nėra man taip suvokiama kaip tau. Žinodamas šitą begalinį atstumą, aš automatiškai apriboju savo didžiadvasiškumo nepagrįstas ambicijas. Šitos dvi galios, jeigu jos ugdo, tvarko mūsų prigimtį, didžiadvasiškumo negalima užgniaužti, jokių būdų nedėra jo laikyti naivumu arba kažkokiu paikumu, rožinių akinių režimu. Tai yra visų dorybių perlas. Bet jisai žmogaus prigimtyje darnoje turėtų būti su savo bičiuliu, draugu ir palaikytoju nuolankumu. Tai va, tokiam prigimtiniam lygmenį išbaigtas žmogaus prigimtinės vilties karkasas yra puikus pagrindas Dievui išlieti savąją malonę. Ir tada Viešpats išlieja gerąją viltį. Dabar galima jungti skaidres. Viltį kaip teologinę dorybę. Popiežius Benediktas XVI rašo, gyva viltis, gyvenimas vilties tikrumu yra hipomone, graikiškai, kantrybė, ištvermė, pastovumas, gebėjimas laukti, kantriai pakeliant išbandymus. Tai būsimųjų dalykų laukimas remiantis jau dovanota dabartimi, tai laukimas Kristaus akivaizdoje, su dabar ir čia esančiu Kristumi. Galima išjungti skaidres. Bet ne kiekvienas tą santykį ir tą ryškų buvimą su Kristumi išgyvena. Ar tam jau antgamtinės vilties lygmenį gali būti viltis ugdoma? Ar galima ją auginti taip, kad artėtų ir artimesnis būtų ir gilesnis būtų santykis su Kristumi? Bažnyčios, tėvų ir popiežiaus Benedikto XVI enciklikos atsakymas taip. Antgamtinę viltį galime ugdyti. Benediktas XVI nurodo 4 vilties ugdymo mokyklas. Maldą, veiklą, kančią ir paskutinio teismo mąstymą. Enciklikoje yra 4 skyreliai, kurie visas tas temas aptaria. Aš trumpai aptarsiu visas. Pradėsiu nuo maldos. Malda iš tikrųjų yra vilties išraiška. Malda yra jos skelbimas, nes malda iš esmės yra vilties išsakymas. Beje, ir neviltis, ir klaidingas pasitikėjimas arba klaidinga viltis neturi tikros maldos ir negali, užkerta kelią praktiškai tikrai maldai. Nevilties apimtas žmogus neprašo. Nevilties apimtas žmogus mano, kad jo malda nebus išklausyta. O klaidingai besivilintis, klaidingai pasitikintis žmogus prašo, bet jis yra visiškai tikras, kad jo prašymas bus išpildytas. Ir Lukas 18 skyriuje pirmoje eilutėje sako, reikia visada melstis ir nepaliauti. Ir šitam paraginime kažkaip galima perskaityti tą mano tik aptartą nuolankę žmogaus širdį, kai žmogus iš tikrųjų meldžiasi, nes jisai žino tą didžiulį atotrūkį tarp savęs ir Dievo ir žino, kad savo jėgomis išbaigimo ir išsipildymo nepasieks. Ir galima išvelgti didžiadvasiškumą, nes žmogus laukia, nori, siekia išsipildymo. Dabar galima būtų jungti skaidres
aš norėčiau pasiūlyti jums nuostabaus teksto keletą fragmentų, dabar daugiau truputį paskaitysiu, iš Benedikto XVI enciklikos. Mes skaitysime apie tas 4 vilties mokyklas. Pirmiausia, apie maldą kaip vilties mokyklą, kaip būdą auginti savyje vilties teologinę dorybę. Paklausykite, kaip nuostabiai rašo popiežius. Pirmutinė esminė vilties mokymosi vieta yra malda. Net kai niekas manęs nebegirdi, Dievas vis dar girdi. Kai nebeturiu nieko, su kuo galėčiau kalbėtis, kai nieko neįstengiu šauktis, visada galiu kalbėti su Dievu. Kai niekas nebegali man padėti, Jis gali man padėti. Net kai esu įstumtas į didžiausią vienatvę, jei meldžiuosi, niekuomet nesu vienas. Šventasis Augustinas maldą apibrėžia kaip troškimo lavinimą. Žmogus sukurtas didžiai tikroviai, pačiam Dievui, kad būtų jo pripildytas. Tačiau tai jam skirtai didžiai tikroviai jo širdis per siaura. Ja būtina išplėsti. Dievas, delsdamas, save dovanoti, didina mūsų troškimą, didindamas troškimą, jis išplečia dvasią, ją išplėsdamas, jis daro ją labiau gebančią jį priimti. Augustinas pateikia labai gražų įvaizdį šiam žmogaus širdies išplėtimo bei parengimo procesui nusakyti. Įsivaizduok, kad Dievas nori tave pripildyti medaus, kuris yra Dievo švelnumo bei gerumo įvaizdis. Bet jei tu pilnas acto, tai kur dėsi medų? Indą, tai yra širdį, pirmą būtina išplėsti ir tada išvalyti, išpilti actą ir panaikinti acto skonį. Tam prireiks darbo, skausmo, tik kaip indas pasidarys tinkamas tam, tik taip indas pasidarys tinkamas tam, kam skirtas. Šitam fragmente jau matyti 3 funkcijos arba 3 veiklos, kurias malda įgyvendina, kada tu ieškai vilties ir ieškai santykio su Kristumi. Viltis iš paguodos – tai viena. Antra, malda augina troškimą. Malda mūsų prigimtinę gebą išplečia. Mūsų troškimas menkas. Mūsų gyvenimo kelionės pradžioje mūsų troškimas skurdus, siauras. Poreikių perspektyva yra labai nedidelė. Malda kelia aukštyn mūsų žvilgsnį ir atveria didesnę perspektyvą ir mūsų troškimai ir norai ir jų pobūdis giliai keičiasi. Galiausiai trečias dalykas, kurį čia matome, kalbame apie maldą kaip vidinio valymosi procesą. Ir šią mintį toliau popiežius tęsia. Teisingas meldimasis yra vidinio valymosi procesas, darantis mus imlius Dievui ir per tai žmonėms. Melsdamasis žmogus turi išmokti, ko jis iš tikro turėtų prašyti Dievo, to, kas verta Dievo. Jis privalo išmokti, kad negalima melsti linkint kitiems blogą. Jis turi išmokti, jog nevalia prašyti paviršutiniškų ir patogių dalykų. Jis turi atsikratyti slaptų melų, kuriais save apgaudinėja. Dievas juos permato, o susitikimas su juo verčia pamatyti tai pačiam. Susitikimas su Dievu mano sąžinę pažadina ir ji tampa gebėjimu girdėti patį gėrį. Apvalymo temą popiežius tęsia toliau. Malda esame apvalomi ir tampame imlūs Dievui bei gebantys tarnauti žmonėms. Tampame vilties tarnais kitiems. Viltis krikščioniškąja prasme visada yra viltis kitiems. Kaip krikščionys visada turime ne tik klausti, kaip galiu save išgelbėti, turime taip pat klausti, ką galiu padaryti, kad išgelbėti būtų kiti ir kad kitiems patekėtų vilties žvaigždė. Būtent tada būsiu daugiausiai padaręs ir dėl savo paties išgelbėjimo. Nes tikrasis gyvenimas, į kurį stengiamės tiestis, neatsiejamas nuo gyvenimo kartu su tauta ir gali tapti tikrovė tik tame mes. Tam būtina išeiti iš savojo aš kalėjimo. Kaip išeiti iš to kalėjimo? Ką reiškia išeiti iš savojo aš kalėjimo? Benediktas XVI cituoja šventą Aurelijų Augustiną. Nerimstančius drausminti, mažadvasius guosti, silpnuosius palaikyti,
prieštaraujantiems atsakyti, kėslaujančių sergėtis, nemokytus mokyti, tingiuosius akinti, besivaidijančius ramdyti, išdidžiuosius subarti, nusiminusius drąsinti, susipykusius taikinti, vargšams padėti, engiamuosius laisvinti, geruosius girti, bloguosius pakęsti ir, ojoj, visus mylėti. Taigi malda transformuoja mūsų prigimtį. Transformuoja ją ir tobulina mūsų viltį. Ir sykiu kuria gilesnį santykį su Kristumi. Kita popiežiaus nurodoma mokykla vilčiai yra mūsų veikla. Išbandymų arena. Paskaitykim. Visa rimta ir derama žmogaus veikla yra vilties įgyvendinimas. Mes mėginame paversti tikrovę didesnės ar mažesnės savo viltis. Išspręsti vieną ar kitą užduotį, savo pastangomis prisidėti, kad pasaulis taptų šiek tiek šviesesnis bei žmogiškesnis. Tačiau kasdienės pastangos žengti gyvenimo keliu bei darbuotis dėl pasaulio ateities mus išsekina arba virsta fanatizmu, jei mums nešviečia didžioji viltis. Palaimingas gyvenimas susijęs su šio pasaulio statydinimu. Žinoma, tai, ką pastatome, visada lieka žmogaus karalystė su visais žmogaus prigimčiai būdingais ribotumais. Vis dėlto tiesa ir tai, kad mūsų veikla nėra nesvarbi Dievui ir dėl to istorijos eigai. Taigi veikla, kuri svarbi Dievui, atveda mus prie suvokimo būtinybės veikti kartu su visos tikrovės autoriumi, o ne pavieniui. Kitą vilties mokyklą aptarsiu - kančią. Labai trumpai. Kai žmonės trokšta išvengti kančios ir stengiasi apeiti visą, kas galėtų ją suteikti, jie įpuola į tuščią gyvenimą, kuriame tvyro slogus prasmės stokos bei vienatvės jausmas. Kiekvienoje kančioje glūdi konsoliacijo, lotyniškai paguoda, buvimas kartu vienatvėje. Drauge kenčiančios Dievo meilės paguoda. Ir todėl yra patekėjusi vilties žvaigždė. Žmogų gydo gebėjimas kančią priimti bei per ją bręsti, vienijantis su Kristumi. Kančios būvis atveria mūsų sielos akis. Atveria ir pamatome tikrovę, kokia jie yra. Pamatome Kristų. Tada galime su juo vienytis. Paskutinė popiežiaus aptarta vilties mokykla skamba labai keistai ir iš pažiūros netikėta ją pamatyti šitam sąraše. Paskutiniojo teismo apmąstymas. Čia vėl kviesiu pereiti per popiežiaus Benedikto XVI tekstą. Malonė teisingumo nepanaikina. Ji nėra kempinė, kuria viskas nuvaloma. Amžinajame pokelyje piktadariai nesėdės greta aukų, be jokio skirtumo, tarsi nieko nebuvo įvykę. Iš judaizmo vakarų krikščionybė perėmė skaistyklos vaizdinį. Tarpinio būvio, kuriame žmogaus siela gali būti apvaloma bei gydoma ir taip parengiama bendrystei su Dievu. Tačiau tai, ką mes kiekvienas krikščioniškoji egzistencija yra statoma ant bendro pamato Jėzaus Kristaus. Tačiau tai, ką mes kiekvienas ant jo pastatome, skiriasi. Apaštalas Paulius rašo: ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės.
teismo diena jį iškels aikštėn, nes jį pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant pamato išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį. Kai kurie dabartiniai teologai, toliau rašo popiežius, laikosi nuomonės, kad deginanti ir kartu gelbėjanti ugnis yra Kristus, teisėjas ir gelbėtojas. Jo akivaizdoje ištirpsta visa netiesa. Susitikimas su juo mus degindamas perkeičia ir išlaisvina, kad tikrai taptume patys savimi. Mūsų gyvenimo statiniai tada gali pasirodyti sausi šiaudai, grina savigyra ir sugriūti. Bet šis skausmingas susitikimas, kuriame atsiskleidžia, kas mūsų egzistencijoje buvo netyra ir nesveika, yra ir išgelbėjimas. Kristaus žvilgsnis, jo širdies palytėjimas mus gydo skausmingai perkeisdamas, tartum per ugnį. Tai palaimingas skausmas, kai šventoji jo meilės galia mus degindama persmelkia taip, kai galiausiai tampame visiškai savimi ir per tai visiškai Dievo. Paskutinio teismo apmąstymas yra teisingumo apmąstymas, yra teisingumo atstatymas. Taigi galime padaryti išvadą, kad iš esmės visos 4 mokyklos – maldos, veiklos, kančios ir mąstymo apie paskutinį teismą – augina žmogaus santykį su Kristumi ir sykiu, žinoma, augina viltį. Dabar galima būtų išjungti skaidres ir norėčiau Jums pristatyti paskutinę 10-ąją tezę. Norėčiau su Jumis pakalbėti pabaigai apie fundamentalų bažnyčios tėvų atskleistą vilties ryšį su jaunystė. Jaunystė ir viltis yra labai susiję. Jaunuolio pavidalas yra vilties simbolis. Tomas Akvinietis rašo, jaunystė turi daug vilties, todėl, kad jaunystėj ateitis yra ilga, o praeitis trumpa. Ir prigimtinė viltis tiesiogiai siejasi su jaunystė. Jauni žmonės pražįsta viltimi, lūkesčiais, svajonėmis, bet prigimtinė viltis kartu su ta jaunystė ir nuvysta. Jaunystė būdinga jaunystė viltį turi ne tik iš to, kad ji turi ilgą ateitį ir trumpą praeitį. Jaunystė turi drąsų polėkį, turi gebėjimą prisiderinti, ji turi nepalaužiamą ištvermę, ji yra visada pasirengusi, ji turi tvirtą širdies gaivą, ji turi gyvą džiaugsmingumą, tokios jaunystės puošmenos. Bet mes ar atkreipiame dėmesį, kokia ryški yra jaunystė mūsų šventuosiuose. Nepaisant to, kokio amžiaus, fiziologinio amžiaus jie yra. Antgamtinė viltis nėra susijusi su prigimtinė jaunystė. Ji suteikia žmogui turbūt daugiau jaunystės negu prigimtinė jaunystė, nes atkreipkite dėmesį, jie duoda žmogui, nepaisant to, kokia gili ir turtinga būtų žmogaus praeitis, ji duoda jam tiek daug ateities, kad niekada jokia praeitis esanti už žmogaus nugaros negalėtų susilygiuoti su ja. Jaunystės dovana, kurią žmogui suteikia antgamtinė viltis, palieka jame daug gilesnį įspaudą negu prigimtinė jaunystė. Todėl, kad ją grindžia dalyvavimas Dievo gyvenime. Galima būtų vėl jau paskutinę skaidrę įjungti. Vilties šaltinis yra pats Dievas. Šventas Aurelijus Augustinas sako, Dievas yra jaunesnis už visus. Jeigu tu gyveni jo gyvenime, jeigu tu įsišaknijęs jame,
tu semiesi gyvybę, tu semiesi savo jaunystę iš jo. Todėl žmogaus, kuris ieško amžinojo gyvenimo, jaunystė nenyksta. Tai, kad čia kalbu, visai nėra koks nors pataikavimas lėkštai šio laikmečio dvasiai, kai įsitvirtinęs jauno žmogaus kultas. O vyresnis amžius yra ne tik praradęs autoritetą, bet apskritai virsta tam tikrą žmogaus nurašymo priežastimi. Ir tai tikrai nėra jokia savipaguoda, turint galvoj mūsų amžių. Tai krikščioniškas požiūris į dalykų padėtį. Apaštalas Paulius rašo, jei mūsų išorinis žmogus nyksta, vidinis iš diena iš dienos atsinaujina. O Izaijo knygoje 40 skyriuje skaitome, tie, kurie pasitikė viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais ir nepavargs bėgdami, nepails eidami. Linkiu mums visiems šaknytis Dievo jaunystėje. Garbė Jėzui Kristui. Dėkojame Jums už pranešimą ir skaitytojai, klausytojai mūsų dėkoja už nuostabų įkvepiantį pranešimą ir turime keletą klausimų. Minėjote, kad apsisprendimas atmesti savo prigimtinį troškimą amžinojo gyvenimo turi būti sąmoningas, tačiau dažnai žmonės daro apsisprendimus nesąmoningai. Kaip tuomet su pasekmėmis ir žmogaus atsakomybė? Tikra tiesa, kad galutiniai liūdniausi apsisprendimai susijęs su neviltimi nėra aiškiai, ryškiai sąmoningi. Bažnyčios tėvai moko, kad didžiausia nuodėmė ir didžiausias nusikaltimas, kurį padaro žmogus, yra padaromas tada, kai jis padaro jį visiškai laisvai, kai jis gali rinktis. Turbūt tada, kai nesi įklimpęs neviltį, kai nesi įklimpęs vienoje ar kitoje ydoj, dar esi laisvas padaryti didelę nuodėmę, bet tuo metu, kada jau tas įsibėgėjimas ir denantis nuo kalno yra įgavęs didelį pagreitį, veikiausiai tas jau paskutinis sprendimas nėra pats didžiausias ir pati didžiausia tavo nuodėmė. Kartais pats didžiausias tavo netinkamas pasirinkimas, nusigrėžimas į nebūtį įvyksta tada, kai galbūt tu lyg iš pažiūros nekaltai pamelavai. Arba tiesiog, kai galėjai laisvai pasirinkti tiesą, pasirinkai nebūtį. Ką daryti tokiais atvejais? Tai mes esame vienas kūnas. Mes turime vieną galvą, savo vadą ir esame visi susiję su juo ir tarpusavyje. Labiau susiję, negu mums atrodo. Iš paviršiaus mes tarsi individualūs asmenys, kovojantis už savo pačių išganimą, daugiausia susiję su savo giminystės ryšiais, su dalimi žmonių arba bendruomeniniais ryšiais, apsisprendimu ir pasirinkimu. Bet mūsų sąsaja yra gerokai gilesnė, negu mums atrodo. Mes visi esame labai giliai susiję ir dalyvaujame vienas kito išganimo projekte. Dar net labiau dalyvaujame savo pačių išganime, kada kaunamės maldoj, pasninkė, aukoj už kito išganimą. Ačiū labai. Kitą klausimą turime. Kaip Dievo baimingumas dera su pasitikėjimu Dievo gailestingumu? Ar tai neprieštarauja vienas kitam? Viešpaties baimė yra nuostabi Dievo dovana. Dera skirti dviejopą viešpaties baimę, vergišką ir sūnišką. Vergiška Dievo baimė, ji nėra blogas dalykas ir pradžiai gera būtų ir su ja. Tai yra baimė pragaro, baimė kančios, baimė būti pasmerktam ir atstumtam. Sūniška viešpaties baimė yra baimė įskaudinti, sužeisti meilę. Žmogaus perėjimas iš vergiškos Dievo baimės link sūniškos Dievo baimės randasi augant meiliai.
augant troškimui, augant vilčiai, augant santykiui su Dievu. O dabar dėl jūsų klausimo apie gailestingumą. Juk problema, kurią keliat, veikiausiai susijusi su gailestingumo ir teisingumo antiteze arba taip išoriniu nesuderinamumu. Jūs turbūt žinot, kad žvakės šviesoje matymo laukas yra labai skurdus. Ir jeigu pastatai 5 žvakės, matymo laukas ryškėja. Užsidegus stalinę lempą, jis dar išauga, šviestuvą lubose dar labiau, o saulei stipriai šviečiant kambaryje matosi net mažiausios dulkelės. Priklauso nuo šviesos šaltinio. Žemesniajame vergiškos baimės lygmenyje matosi, taip sakant, kaip su stalinė lempa. Sūniškos viešpaties baimės lygmenyje žmogui šviečia, nušvitę yra visa tikrovė, yra skaidri ir matosi labai daug. Meiliai augant ir vidiniam tavo troškimui, būti su Dievu ir santykiu su Dievu augant, matosi daugiau dalykų. Viešpaties teisingumo ir gailestingumo antitezė matosi kaip prieštaravimas, kaip antitezė tuose stalinės lempos lygmenyse arba žvakės lygmenyse. Dieviškas gailestingumas apima teisingumą. O jeigu norite, taip sakant, anatomiškai, mechaniškai sužinoti, kaip visa tai įvyksta, juk eina kalba apie skaistyklos idėją, kurią mes iš ankstyvojo judaizmo esame perėmę. Skaistykla ir yra išgydymas žmogaus, atstatymas, teisingumo įgyvendinimas, nepaneigiant gailestingumo. Dėkojame už atsakymą. Ir dar vienas klausimas. Kaip tikintysis rinkimų metu galėtų geriausiai atskleisti ar išpildyti jūsų minėtą vilties žmogaus sampratą? Nelinkėti blogo, nemelsti paviršutiniškų dalykų. Stengtis augti meilėje. Iš tikrųjų, iš esmės, pažinti save ir savo pašaukimą Dievo akivaizdoje. Ar bent jau turėti intenciją tai padaryti. Dar vienas klausimas. Ar galima teigti, kad Dievas yra griežtas? Juk jis myli, kaip tėvas yra gailestingas, tačiau pasiekti amžinybę, net ir esant pamaldžiam, viltingam, nėra paprasta. Ten patenkama kaip pro adatos skylutę. Kiekviena brandi meilė turi 2 dėmenis. Kiekviena brandi meilė turi 2 dėmenis. Jie yra besąlygiška, kaip mamos meilė. Jos nereikia užsitarnauti, ji visada tave priims, kaip ten bebūtų. Ir jis sykiu yra tėviška arba reikli meilė, sąlygota, ją reikia užsitarnauti. Šeimoje mama atstovauja šitą meilės polių, besąlygišką meilę, o tėtis atstovauja reiklios ir rūsčios, net kartais bažnyčios tėvai sako, meilės polių, kuris yra reikalingas. Ir šitie 2 meilės poliai šeimoje, o Dievo asmenyje, jie yra darnoje, reikli meilė. Su kuo tai siejasi? Kodėl mums to reikia? Kodėl mums reikia šitos auginančios, skatinančios, reiklios meilės, tokio postumio ir jo imperatyvo? Nes žmogus savo gimimu nėra išbaigtas. Piligrimas būdamas, aš ne tik turiu keliauti iš taško A savo gimimo momento iki taško B savo mirties momento. Keliaudamas aš turiu išskleisti savo žmogiškumą. Na, tai yra man duota užduotis. Reiklumas siejasi su šita galimybė žmogaus. Jeigu nėra reiklumo, tuomet šita galimybė išsiskleisti save, nėra įgyvendinama. Negaliu būti bet koks. Kita vertus,
panašus sutampa su panašiu, panašus ir nepanašus viens kitam prieštarauja. Ką mes darom? Mes keliaudami link savo amžinojo išsipildymo siekiame tapti panašus į Dievą, kad tas susiliejimas būtų, kad jis būtų. Nežinau, ar čia aš aiškiai kalbu. Kitas klausimas, kaip galėtume auginti praktiškai viltį savo šeimose su savo vaikais? Oho. Labai sunkus klausimas. Ar yra kažkoks kitoks vilties auginimo būdas priklausomai nuo konteksto? Gal atsakymas būtų tas pats, kaip ir kalbant apie pasiruošimą rinkimams.